Taip, tai kaip elgtis atpažįstant mane klube, tai nereikia staukti, kad ten airinai, ar ten, žinai, norėčiau pasidaryti nuotrauką, ar alfa vyrė, taip toliau. Kodėl nereikia, nes merginus nenori to girdėti. Visas šitas dalykas yra čia paslaptis tarp mūsų vyrų. Ta prasme, moterys to nenori žinoti, tada mums bus lengviau su jumis bendrauti. Nes kai jau žino technikas, ta prasme, kad galbūt kažkas ant jų naudojama, jūs pradeda uždavinėti klausimus ir gaunasi, kad tu žiūrovė gaišti laiką tada. Tada tau jinai pradeda, ta prasme, pati atmosfera labai sublaugėja, žinai, tai tu čia gal pats kažką skaitai, gal tu čia pats kažką naudoji tas technikas. Ir tada tu turi teisintis, nenaudoju, žinai, aš netoks, iš jau nepažįstu. Tai kad to išvengti, ką tada reikia daryti? Nestaukt, o tiesiog iš viso neprieiti, o su manimi susisiekti per info@patrauklus-vyras.lt. Tai yra nekalbinti klube, nes tai yra jūs trukdot ir reikia susiekti per puslapį info@patrauklus-vyras.lt, ta prasme užduot klausimą, susipažint, dėl mokymo aptar, dėl produktų, taip toliau. Tai yra aptariame jau ne klube. Čia mes važiuojam veikti, čia mes nevažiuojam į klubą šnekėti. Mes važiuojam į klubą veikti, daryti. Mes nevažiuojam čia tarp vyrų šnekėti. Čia kiekvienas vyras nevažiuoja su kitu vyru pabendrauti. Čia jau. Nesąmonė yra, tai nedarykit to, nestaukit ir laikykite paslaptyje tą dalyką ir pasakykit savo draugam, dėl ko, nes kaip pačios moteris, kaip ir aiškinom, sužino, tai prasideda klausimai, kurie visiškai neveda jūsų prie to, kad jūs ją suviliotumėt. Ir jie patys energiją savo švaisto, matai. Jūs ir patys savo energiją švaistot, jūs ateinat prie to tikslo, kas kai jūs mane užkalbinsit. Ar tai pristums jūs prie to, kad jūs pažintumėt su moterim, kokia? Ir parodo dar visų pirma, žinai, brandos toką biškį. Brandos toką parodot, nes brandus žmogus protingas jis susisieks per puslapį. Nueidamas į kontaktą, užpildydamas formą arba per info@patrauklus-vyras.lt. O nebrandus aš iš karto jau su daug žmogum net nenoriu dirbti net jokiuose mokymuose. Jie net nesupranta, kad visa informacija šita vertinga yra, ta prasme, įkainuota pinigais ir tai yra, ta prasme, yra teisingiausias pats dalykas, koks gali būti, nes nemokamai tokie patarimai nėra dalyjami. Nėra dalyjami, nes jeigu visi žinotų, tai jūs pagalvokit, kas čia būtų, ta prasme. Tai greitai ir visus merginų sužinotų. Todėl čia yra paslaptis. Čia yra paslaptis, konfidencialu ir tai yra tik tais pasidalyjamas su vyrais jau individualių, privačių, anonimiškų mokymų metu. Tai va, tai sekantį kartą pamatę mane, net neprieikite, o susisiekite per info@patrauklus-vyras.lt ir atvažiuokite jau gyvai, aš jums paskirsiu visą dėmesį. Tai susėsim prie stalo, pasikalbėsim, taip toliau. Pasikalbėsim, pasimsit mokymus, produktus ir taip nešvaisysim laiko, nes nėra laiko, laikas greit bėga. Tai va, iki.